tai, kaip demokratija gali būti ardoma iš lėto, teisėtai dažnu atveju ir, nepastebimai. Ir vieną dieną paaiškėja, kad ribos jau peržengtos. Kaip pastebėti, kad tas ribas peržengiame, ir iš tikrųjų tas demokratijos nykimas dažnai prasideda tikrai ne nuo didelių dalykų, nuo kasdienių, nuo labai paprastų sprendimų, kurie išvirsta į tai, ką matom. Tai, man atrodo, ir svarbu yra kalbėti apie tuos pasirinkimus kasdienius, pilietiškumą, atsakomybę, tylėjimą. Ir priminti tik tai noriu, kad čia su mumis žurnalistai, Deividas Jursevičius, Šarūnas Černiauskas, Alma Mosteikaitė, Romas Sadauskas ir aš Vilija Kvedaraitė. Ir noriu gal visiems pradžiai klausimą, kas jums pasirodė šiame filme, kas pavojingiausia būtent dėl to, kad lyg ir normalu. Deividai, nuo tavęs gal ir pradėkime. Tie maži dalykai, mes šiandien kalbėjom studijoje FM99, maži dalykai. Su Šarūnu važiuodami į Vilnių kalbėjom apie tai, kad maži dalykai kartais net nepastebi, kaip tokio nedidelio dalyko kas nors prasideda. Tau neskauda dėl to, tau nerūpi dėl to, bet kai tų dalykų daugėja ir tų mažų dalykų pasidaro labai daug, kaip demokratija yra karpoma visa teisinė valstybės pamatai yra griaunami po vieną plytą, ne vis LRT atvejais. Jie pabandė padaryti viską labai greitai per naktinį posėdį, vienu dideliu smūgiu nepavyko, pas mus suveikė kažkoks imunitetas valstybės yra. Širinskė neskatinas suveikė. Taip, Širinskė neskatinas suveikė. O čia po mažą lašelį, ir tada kas buvo nenormalu, tampa normalu, ir tų nenormalu vis daugiau. Šarūnai, gal atpažįsti ir dar kažką mūsų kasdienybėje? Įsivaizduojate, jeigu tas katinas Vengrijos televiziją valdytų, čia mano viena iš minčių buvo. Bet iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai kas yra baisu, tai kad mes labai daug šitų dalykų matom Lietuvoje jau dabar. Orbanas save įsitvirtino kaip regionų dievą, kaip tą bičą, kuris atveža bulvių ir visus pamaitina, praktiškai Jėzus tik tai su bulviam. Ta patį daro dėja ir mūsų populistai, jūs matote, į ką tai išvirsta. Tai išvirsta į neapykantą vieniem po kitų. Jeigu tu esi nepatogus, tu esi atstumtas, tu esi nekenčiamas, tu esi persekiojamas. Ir tik tai laiko klausimas, kada ateis ir tavo eilė. Nes jeigu tu galvoji, kad dabar nekenčiu tik tai tu, aš ramus. Dabar dar ir tu nekenčiu. Dabar ir tu, bet aš ramus. Ir galų gale ateis ir tavo eilė, nes galų gale ir tu tapsi kažkam nepatogus. Ir mes matom lygiai tą patį Lietuvoje. Jūs matėt, kiek panašumų yra su, pavyzdžiui, kaip važiuojama per LRT. Jūs matėt turbūt panašumų lozunguose. Man šiaip vis dar sunkiausiai suvokiamas dalykas, aš vis dar nesuprantu, kaip po velnių Orbanas galėjo 22 metais laimėti, kai visi žino, kad jis yra tiesiog Putino kolaborantas. Jo paties žmonės žino, kad jisai apsikabinęs už rankučių su Putinu susijęs, kaip jie galėjo už jį balsuoti. Bet manau, kad filmas gana gerai paaiškino. Žmonės balsavo praplautom smegenim ir jie išrinko Putino kolaborantą. Ir aš tikrai asmeniškai pažįstu vengrus ir vengrų žurnalistus ir jie tikrai sakė, pagrindinė žinutė prieš opoziciją buvo ta, jeigu laimės opozicija, Vengrijos jaunimas eis į karą į Ukrainą. Buvo vienareikšmiškai transliuojama ta žinutė. Tai iš tikrųjų ir nesvarbu, kad tai yra nesąmonė, bet jeigu tu transliuoji per visą žiniasklaidą, tai viskas tampa tiesa. Kaip ir ta močiutė su mama, mama tiki tuo, kas sakoma per televizorių, ne? Anūkė mąsto jau kitaip. Na, man atrodo, mes kalbant apie tai, kai ateina valdantieji, kai įsitvirtina valdantieji, man atrodo, nieko nuostabaus nepamatėm, nuo ko prasideda paėmimas. Tai nuo spaudos, nuo žiniasklaidos, pirmiausia, tai, ką jie gali lengviausia padaryti, tai, ką jie valdo, nuo valstybinės žiniasklaidos, ką čia mes pamatėm filme, ką mes pamatėm Lietuvoje realybėj, kalbėdami apie kalbant apie nacionalinį transliuotoją, nes paimti tokias privačias žiniasklaidos priemonės yra labai sunku. Aišku, neskiriant finansavimo tam tikro ir bandoma per tai paimti kaip neskiriama žiniasklaidai finansavimo ir jos pačios tos žiniasklaidos priemonės kažkuria prasme, ne kažkuria prasme, bet nebegali išgyventi. Tai buvo parodyta ir filme, kiek yra nunykusių laikraščių ir kitų žiniasklaidos atstovų.
O jeigu priartinant nuo Lietuvos pereinant prie mūsų, prie Alytaus miesto, prie Alytaus rajono, tai mes stebime lygiai tą patį tiek Alytaus mieste, tiek Alytaus rajone. Jeigu ateina viena gausi valdančioji dauguma, tai nieko nuostabaus, kad jie nori turėti ir savo žiniasklaidos priemonės. Vienais ar kitais būdais paimti per pinigus, per propagandinius straipsnius. Man labai įstrigo, kai visa žiniasklaida spausdino tuos pačius straipsnius, kuriuos yra parengusi valdžia. Panašiai yra ir pas mus, ir reikia tai pripažinti. Ir tai žiniasklaidai, kuri turi stuburą, yra labai sunku išlikti, bet ir ji išlieka, man atrodo, vardan tokių idėjinių, pilietiškų žurnalistų. Ir mes tuo galim pasidžiaugti, bet dar kartą kartoju, kad nieko nuostabaus, nieko manęs tai nenustebino, nes kaip ir anais vadinamais gerais laikais, jeigu tu nori turėti valdžią, pirmiausia, tu perimi žiniasklaidą. Romai, kas palaikė? Žvarbus filmukas. Tiesą sakant, aš nenorėčiau visai sutikti su tuo, kad privačią žiniasklaidą perimti sunku. Pirmoji bus LRT, bet aš beveik neabejoju, kad toliau bus nueita tuo pačiu vengrišku keliu, jeigu LRT kris. Aš pats LRT nedirbu ir neturiu jokio suinteresuotumo, bet puikiai suprantu, kad tas modelis bus tiražuojamas ir pas mus. Tai yra, mūsų didieji portalai taip pat yra labai priklausomi nuo finansinių srautų ir labai lengvai gali būti susiejant reklamos užsakymus, susiejant finansavimą, valdišką paramą, tai kas dabar yra kultūriniai projektai ir kiti dalykai, susiejant visą tai su tam tikra nuostata valdžios atžvilgiu, nekritiška nuostata. Dar kitas kelias yra, apie kurį užsimena jau dabar kai kurie valdančiosios daugumos politikai, tai yra rusiško pavyzdžio užsienio agentų įstatymas. Tai yra, pripažinkim, didžioji mūsų žiniasklaida yra užsienio kapitalo. Užsienio agentų įstatymas iš esmės apkarpytų galimybę jiems veikti ir priverstų parduoti akcijas kažkam iš vietinių savininkų, tada atsiranda su valdžia susiję, taip pat kaip Vengrijoje, verslai, verslo grupės, kurios nuperka tas žiniasklaidos priemonės ir toliau propaganda eina per visus kanalus, jau ne tik nacionaliniai transliuotojai. Taip kad tas kelias yra labai aiškus, jis yra išbandytas Vengrijoje ir nėra jokių kliūčių išskyrus pilietinę visuomenę pas mus jį pakartoti. Ir ne vien tik tai, aš, kadangi asmeniškai subendravu su žurnalistais, tai dar vienas būdas yra labai paprastas. Tai tiesiog didelėms korporacijoms, tarptautinėms, joms reikalinga valdžios parama dažnu atveju. Jie plečiasi, jie statosi, jie daro kažką. Tada jiems būna švelniai užsiminta, kad žinot, bet ten nereikėtų užsisakinėti reklamos, reikėtų geriau va čia. Ir kam jiems rizikuoti, kam jiems pyktis. Tai apie tą nesipykti aš irgi noriu pakalbėti, ką manot reiškia. Ar tiesiog patylėti, nesipykti, ar čia yra grėsmė demokratijai? Nes su to mes susidurime kasdien. Aš nežinau, ar kiek galėtumėt pakelt ranką, kad niekad nekilo patylėti. Gal tiesiog neverta. Ne, tai ko gero kalbėtis reikia, visada reikia, ir mes čia labai teisingai darom, kad susirinkę esam ir kalbamės. Tylėjimu nieko tu neišloši niekada. Tai kai išeini į tokią situaciją, kokioje esam, tu turi užimti arba vieną arba kitą poziciją. Tu negali tylėti. Ir ją pasakyti. Mes matėm tos pačius protestus su jaunimu, Alytus, šaunuoliai patys pirmi, skandavo jaunimas ir jie drąsiai kalba, jie nebijo kalbėti, jie atsisėdė, žiūri į akis melagių ir sako, tu meluoji. Melagis dėl to tik tai dar labiau pyksta. Ir reikia kalbėtis, mes kito neturim, nėra kitos išeities. Dabar konstituciją pažeidęs pilietis, valdančiosios daugumos narys, važinėjasi po miestus, miestelius ir jisai kalba, bet vėlgi, jeigu jūs pabandytumėte iššifruoti, kaip pasakojate, Vilija, ką jisai kalba, jo mintis, jūs nerasit sakinio pradžios ir sakinio pabaigos. Ten yra raktinių žodžių kratinys ir po du žodžius, kad būtų labai paprasta jį girdėti. Ten nėra minties, nėra turinio.
Tai yra padrikas kalbėjimas eterio tiesiog užėmimas. Bet jis kalba. Kažkam irgi reikia tokios kalbos ir žmonės ateina jo pasiklausyti. Bet ateina ir kiti, tas pats jaunimas, kuris yra labai drąsus, kuris irgi kalba. Ir jie kalba jau kitaip. Jie sako, ką jie galvoja. Kai jam sako, kreipkis į mane jūs, jisai sako, aš tavęs negerbiu, tu esi tu. Ir jie yra teisūs. Ir nuo pokalbio prasideda, tada tu turi kažkaip įsigryninti. Nereikia pyktis, reikia kalbėtis. O tylėti mes niekada nepalaimėsim. Viena frazė man užstrigo, čia buvo pasakyta, Vengrija šalis be pasiekmių. Ar nepastebi, Šarūnai, tų pasiekmių nebuvimo Lietuvoje? Kartais atrodo, kad kažkas, kas vyksta, ką mes irgi ir radijo kalbėjom prieš diskusiją, ar ne, kad normaliai tokie dalykai nepraeitų. Jie turėtų politikas arba atsistatydinti, arba jam kažkas jam turėtų nutikti. Bet dažnu atveju pasiekmių nėra. Tiek valstybinė, tiek Lietuvos, tiek miesto mastu. Jo, čia man kažkodėl iš karto prisiminiau Palucką, nežinau kodėl. Gal dėl to, kad prezidentas bandė įtvirtinti, kad tam žmogui niekas negalioja. Bet pasiekmės čia buvo. Pasiekmės buvo kad mes padarėm 5 tyrimus, dar buvo redakcija, dar buvo verslo žinios, dar buvo 8 žurnalistų tyrimai apie premjerą per 2 mėnesius maždaug. Ir prezidentas jis to gavo. Prezidentas aiškiai sakė, kad šitam žmogui taisyklės negalioja, bet jisai gali išeiti 1 dienos atostogų, gali išeiti 2 savaitės medų pasukti, tegul savo pailsi, viskas jam gerai. Ir atsistatydinimas buvo tik tai po to, kai FNTT į brolio duris pasibeldė. Kai jau buvo biški trupučiuką per daug ir čia buvo atviras bandymas įtvirtinti politinį nebaudžiamumą Lietuvoje. Ir tai tęsiasi. Vėlgi pasikartosiu, nekartą sakiau, kad tai, kas yra daroma su to pačiu Žemaitaičiu, tai yra tiesiog ciniška. Nes mes turim prezidentą, kuris po eilinio Žemaitaičio eksteso atsistoja ir sako, oi, žinokit, čia yra negerai, čia yra netoleruotina, socdemai turi kažką daryti. Ir nieko nedaro. Tada vėl nieko nedaro. Tada vėl pasako, kad oi, čia yra negerai ir nieko nedaro. Ir nieko nedaro. Šiandien pasakė, kad oi, žinokit, negerai, kai mes turim valdančiosios koalicijos vieną iš lyderių, kuris su šūdmaišiu biškį vaikšto. Žinokit, čia negerai, reikia kažką daryti ir nieko nedarys. Nes tai yra metodas. Tai yra metodas, kai tu suvaidini principingą, o paskui iš tikrųjų toliau esi bestubūris. Tai yra nebaudžiamumas. Ir aš dar truputėlį noriu šitokį patylėjimo, gal aš nepasisakysiu klausimų, čia yra iš tikrųjų žiauriai svarbus dalykas paliestas. Nes jeigu yra klausimas tavo valstybei, kurio tu galvoji, gal aš patylėsiu, gal man čia nereikia, reiškia, kad tu bijai. Tu neturi bijoti savo valstybei. Savo valstybei tu turi jaustis drąsiai. Jeigu tu pradedi bijoti kažkokio klausimo, reiškia, kad tavo valstybei vyksta negeri dalykai. Alma, apie nebaudžiamumą. Man atrodo, Šalis be pasiekmių? Man atrodo, kad tas nebaudžiamumas tai yra kažkokia tai tapus jau norma pas mus ir ne tik Lietuvoje, bet ir Alytaus krašte. Man dabar kažkaip kolega sėdi nuo Druskininkų pusės, aš puikiai prisimenu, kaip Druskininkuose atsirado laikraštis proteguojamas mero ir man atrodo dabar sėkmingai gyvuoja. Kiek Lietuvos žurnalistai sulaužė iečių, kiek mes bandėm padėti, kad negalėtų valdžios atstovai turėti savo rankose žiniasklaidos, bet kažkaip tai mums tikrai nepavyko, nes buvo labai gudriai sužaista, kad čia leidžia VŠI kažkokią tai, ar ne, ir dabar iki šios dienos leidžiama. Tai mato, tas nebaudžiamumas, man atrodo, tai pavyzdys vienas iš tokių, kad mes galim kažkaip tai paslėpti valdžios atstovai pagal visus įstatymus ir partijos negali spaudos turėti, būti savininkais, bet taip yra, bet to yra siekiama, nesvarbu, kad yra užregistruojami UAB, kurie yra, regis, paprasti žmonės, yra akcininkai, leidžia vieną ar kitą žiniasklaidos priemonę, bet kas už tų akcininkų stovi, mes nei vienas nematom, nes nematom, ko gero, per registrų centrą, man atrodo, ir Šarūnas patvirtins, mes matom akcininkus, bet jų pavardės yra nieko įspūdingo, bet jeigu paeisim giliau tą temą, kokios yra pasirašytos sutartys pas notarus,
Aš taip spėju, aš neturiu pavyzdžių, bet aš taip spėju, kad yra pas notarus pasirašyta, kur, sakykime, Petrutė akcininkė, o jeigu nelaimės atveju perima tikrasis savininkas, kuris yra tikrai žinomas, mes notarinių sutarčių nematom, nes čia BDR, tas bendrosios apsaugos, tie visi reglamentai riboja. Ir ta prasme yra didžiulis nebaudžiamumas. Ir čia kalbant ne tik apie žiniasklaidos priemonę, bet ir kitų UABų valdymą, kaip Vilija ir sakė, ir netgi tarptautinių UABų valdymą. Suprantat, tai yra toks nebaudžiamumas. Ir jei dar kalbėti apie nebaudžiamumą susijusi su žiniasklaida, tai... Ir apie tylėjimą. Ir apie tylėjimą. Tylėjimas yra visada patogi pozicija. Yra patogi pozicija, kurioje būdamas, gali savo ramiai, šiltai gyventi, gal dar ir gauti papildomų pinigų ir taip toliau. Na, žinot, bet vėl grįžtant, jeigu taip imant, filmo pabaigoje matėm jaunimą tokį įsiaudrinusi, tas tokias jų tokią drąsą. Aš vėl prisimenu tuos alytiškius, kurie atėjo į mitingą Alytuje, vieni iš ir užkūrė iš tikrųjų visą Lietuvą. Ir užkūrė kažkuria prasme Lietuvą. Ir kaip pasakyti, čia mes kalbam, kad jie kovojo už tą laisvą žodį, bet čia mažiausia buvo minima tam mitingė viena žiniasklaidos priemonė, nes visi žinojo prieš ką, bet apskritai už žodžio laisvę. Tai yra didžiulis dalykas. Ir tai mes galim pasidžiaugti, kad yra pilietiškas jaunimas ir jau yra Alytuje, visoje Lietuvoje ir Alytuje, ką parodė paskutinis mitingas. Vadinasi, kad tylėjimas tiem žmonėm yra tikrai, jie supranta, nėra patogi pozicija. O kalbant apie Romai, apie jautrumą riboms, kur tos ribos? Kada jau pamatai, kad nebūtų per vėlu? Nes mes irgi iš tą filmą, taip, Lietuvoje tikrai dar nėra taip ar ne kaip Vengrijoje. Pas mus, dar, sakykime, ne vieną žingsnį tektų nueiti. Bet kada yra ta riba, kas turi pasakyti, kad jau laikas sustoti, kad klausykit, ne tą kryptim einam. Kur tas jautrumas, ar jisai išlikęs? tą ribą mes jau peržengėm ir to jautrumo iš tikrųjų pritrūkom. Lietuva nėra, taip kaip Vengrija, šalis be pasiekmių, nes pasiekmes yra tiem žmonėms, kurie išdrįsta netylėti jau dabar. Po jaunimo protestų lydėjusių Šūdmaišio draugo gastrolės po Lietuvą, visi turbūt spėjo perskaityti, kas laukia Prienų moksleivių. Tai reiškia, pasiekmes yra ir ateis laikas, kai tie moksleiviai galbūt šį kartą jie išdrįs atsikirsti, panaudoti tą svarstymą savo naudai, bet juos išės iš to miesto. Ir tokių miestų, iš kuriuose žmonės sulaukia represijų už savo nuomonės pareiškimą, Lietuvoje vis daugėjo. Pas mus viskas atsitiko priešingai negu Vengrijoje, kitų kelių. Tai yra, jeigu ten laimėjo pirmiausia nacionaliniu mastu viena valdanti partija, kuri po to sugriežtino savo režimą ir perėmė žiniasklaidą ir įtvirtino, tai Lietuva griuvo iš kitos pusės. Lietuva griuvo nuo pakraščių. Pirmiausia, įsitvirtino tokie patys Orbanukai regionuose. Ir tik dabar atėjo laikas, kai perimama jau ir centrinė valdžia nacionaliniu mastu. Tai yra iš kito galo. Bet visi mechanizmai yra tie patys. Šiaip, man atrodo, jeigu aš neklystu, to jaunimo aktyvaus čia yra ir salėje. Jeigu jūs norite įsiterpti arba pasakyti, kaip patys jaučiatės, tai tikrai tarkit žodį. Aš ne jaunimas, bet mes iš Prienų. Nežinau, daugiau prieminčių jį. O. Ir mes atvežėm laisvą žodį, vieną egzempliorių ir prašysim, kad jūs tiem žiburiečiams padėdot parašus į šiandien šitos konferencijos ir mes parvešim, turim daugiau. Ir čia yra laisvo žodžio, jeigu reikia, jeigu kam norės pasakyti. Visi tie 18 mokinių, kad jie dabar yra, ale kažkaip tai
kitaip ugdomi ir kažkaip tai etiškai kitaip auklėjami, tai jie visi gaus po laisvą žodį. Ačiū Jums, gerai, kad prisiminėt Prienus. Alytaus jaunimo noriu paklausti, ar sulaukėt kažkokio va tokio panašaus žodžio, apie Prienus turbūt girdėjot, ar teko jums, galit nepasakoti, jeigu nenorit, bet bent jau tiesiog pasakykit taip arba ne. Mūsų Nemuno aušra irgi mokyklom laiškus siuntė su kreipimaisiais, ten ir vaiko teisės pristatos buvo ir policija. Kiek mes matėm, mums neleidžia, aišku, pažiūrėti, čia yra privatus susirašinėjimai, bet girdėjom, kad buvo ir pas mus po protesto prieš Žemaitaitį. Užklausa į mokyklą buvo atėjusi ir tik tai tiek, kad mokyklos reakcija matyt buvo kitokia, aš taip suprantu. Taip, ir tuo labiau net po darbo valandų matyt buvo sunkiau prisikabinti ir sunkiau buvo kažką tai daryti. Bet būtent jaunimas taip žavu. Aš biškį įsiterpslam šitą pasisakymą. Mes matėm filme, kaip Orbanas kartoja tuos lozungus, kuriuos mes čia Lietuvoje iš antrus ką populistų girdėję. Apginkim nuo jų mūsų vaikus, apginkim vaikus nuo Žemaitaičio, jūs matot, kas darosi. Ta prasme, jie persekioja vaikus. Rimtas vyras vaiko bijo, tėdė, Remyka, agi tau negėda. Bet jaunimas, man atrodo, čia yra visiška esmių esmė, nes tas supriešinimas, aišku, kad vyresnioji karta arba jaunesnioji karta yra labai neteisingas, nes iš tikrųjų tiek tarp vienų, tiek tarp kitų yra mąstančių labai įvairiai tikriausiai ir svarbiausia yra kalbėtis ir susikalbėti tarpusavyje ir nesiskirstyti jauni arba seni, bet tik tai tiek, kad vienas toks akcentas, kas ir Vengrijoje, man atrodo, jaunimas eina į gatves Budapešte, bet jaunimas ir turi balsuoti, jie balsuoja už savo ateitį. Jie ilgiausiai gyvens su tais sprendimais, paprasčiausiai, viskas labai tiesiog logiška, ne, kad tas jaunimo balsas turi būti labai svarbus, tik tiek, kad jie labai ilgai miegojo, nes gyveno tikriausiai per gerai. Ką ta kasdienybė, ką mes galim kiekvienas padaryti, kad demokratijos būtų daugiau ir ta demokratija, nenyktų teisėtai ir nepastebimai. Vėl man pradėti. Tu pirmas sėdi. Jo, gerai. Nebijoti. Čia jeigu vienas raktinis žodis būtų nebijoti ir vadinti daiktus tikraisiais vardais. Ir ko dabar iš tiesų labai trūksta, kad, aš vadinčiau tai vaikų persekiojimu, kitaip to nepadarysi. Kada viskas prasidėjo, kai čiurlioniukai, ne? Jo. Tada buvo norma. Vėlgi, žiūrėkit, nebuvo jokio vertinimo. Mes tiesiog nustojom vadinti daiktus tikrais vardais. Ne, aš nemanau, kad yra normalu persekioti vaikus ir aš nežinau, kas gali dar galvoti, kad tai yra normalu. Bet kada viskas prasidėjo? Ar tai yra tas minkšta spaudimo forma tokia? Aš nežinau, kada mes pametėm tos orientyrus, ar tada, kai šiandien kalbėjom apie tai, kada teisė nustojo galioti mūsų valstybė. Mes dabar turim konstituciją pažeidusi, už antisemitizmą teisina koalicijos narius, kurio sudaryta 2 kartus koalicija. Yra meluota dėl premjero, to premjero nėra, tas, kuris melavo apskritai dingus yra, neaišku kur. Ir aš nesimsiu vertinti dabartinės premjerės čia, sakykime, etikos sumetimais. Bet ką mes turim? Mes turim privačius interesus supainiojus į šalies prezidentą. Tai, kas jį nuteisė už tai, kad žiūrėjo už valstybės pinigus operos fantomą. Kokią mes reakciją valstybei turėjom? Mes bandėm kalbinti prezidentą tuo metu, kviesti į dienos temą, aš parašau Jansonui, čia vieša informacija, Jansonas man atsiunčia su šypsenėlė žinutę, mums čia neįdomi tema. Viskas, toks yra vertinimas. Aš pasakau tą viešai prieš tą dienos temą, gerai, ten dideli reitingai, viskas ok, bet daugiau nieko. Mes daugiau apsimetam, kad tai yra normalu. Tai jeigu mes apsimetam, kad yra normalu įstatymo pažeidęs prezidentas, mes dabar apsimetam, kad yra normali koalicija su konstitucija pažeidusiu asmeniu. Mes tuos dalykus po truputį stumiam. Mes dabar pradėsim kalbėti apie tai, kad yra normalu konstituciją pažeidusiam asmeniui trankyti su šūdmaišiu, nes, jie yra, kaip jie, nusikalstamo pasaulio atstovai, kaip juos kitaip pavadinti. Ir mes tą priimam, kad yra normalu. Mums dabar visiems tai yra normalu. Tai jeigu mes vadinsim daiktus nenormalius normaliais, tai mes matėm, koks tai baigsis. Aš kaip pasakyčiau, Seimas visuomenės veidrodis, tai hipotetiškai nusikaltėliai turi teisę turėti savo atstovą Seime. Bet rimtai, tai iš tikrųjų yra sistemiškai ugdoma mūsų visų tolerancija buvimui visiškais, mokytojai atleiskit iš prancūzų kalbą, šūdžiais. Taip, iš tikrųjų yra taip.
Kuo Jie ugdo? nori, kad Kas jie mes- ugdo? Tai yra tiesiog politinė sistema. Jeigu tu išugdai pakantumą korupcijai, pakantumą buvimui marozų politikoje, pakantumą vaikų persekiojimui ir bauginimui, tu tiesiog ugdai pakantumą viskam. Ir staiga tu supranti, kad oi, tai kam aš esu pakantus, yra iš tikrųjų diktatūra ir aš gyvenu diktatūrą. Bet tu tai supranti jau per vėlai, tada kai tai atsisuka prieš tave. O ko aš norėčiau palinkėti, tai irgi mes šiandien FM99 studijoje labai gerai apie tai pakalbėjome. Aš tikiu, kad šitoj salėje kiekvienas turim po giminaitį, kuris tiki tuo, ką skleidžia visi šitie ponai populistai ir kitokie istai. Bet tai, žinokit, nereikia tų žmonių bijot. Tas dėdė, kuris yra suklaidintas, ar ta teta, kuri yra suklaidinta, jie nekalti. Jie tiesiog sukasi tam informaciniam laukia, kurį kontroliuoja realiai propaganda, dezinformacija. Ir jūs galvojat, kad tas žmogus galbūt yra durnas, tas žmogus galvoja, kad jūs galbūt esat Landsbergio agentas, Sorošinis ar dar kažkoks tai. Jūs galbūt galvojat, kad kažkoks Černiauskas, Jursevičius, Mosteikaitė, Sadauskas, Kvedaraitė praplovė jiems smegenis. Jūs pasikalbėkit. Ir pamatysit, kad anei tas dėdė toks baisus, anei jūs jam toks baisus. Nes ko jie nori, tai jie nori susiskaldymą, jie nori, kad mes tarpusavį pyktumės. Jeigu mes tarpusavį kalbėsimės, tai iš tikrųjų bus tik tai daug geriau. Tai tiesiog nesipykim ir kalbėkimės. Alma, ar tau tenka kalbėti ir išgirsti, na, bet tokį, bet, nežinau, ar pavyko perkalbėti nors vieną, kad tiesiog žiūrėtų į faktus, o ne į tai, kas... Matot, aš kaip žurnalistas tokio uždavinio savo nekeliu, kad aš kažką turiu būtinai įtikinti. Aš galiu tik tai savo rašyti tokius straipsnius, kurie būtų priimtini mūsų skaitytojui ir iš kurių galėtų žmogus vertinti, ar tai yra objektyvi ar subjektyvi tiesa. Bet Vilija, aš norėčiau grįžti prie šito klausimo labai teisingai iškelto, kai mes kalbam apie jaunimą. Ką mes turim daryti, kad jie patikėtų tuo, tais gerais daigais mūsų valstybėje. Ir kad jų balsas Kad jų balsas yra girdimas ir labai svarbus. Tai man atrodo, čia yra, bijau pasakyti, kaip tais senais laikais mes žiniasklaidą šitoj srity turim labai daug dirbti ir mes turim labai didelę galią, jeigu taip imant. Tik svarbu, kad mes žurnalistai būtumėm tokie, kad mūsų skaitytojai nepajustų, jog mes esam parsidavę, propagandininkai blogąja prasme, kad mes turim savo stuburą, savo nuomonę, o tai vėl grįžtant prie to yra labai sunku visą šitą išlaikyti. Ir dar yra kitas klausimas. Kiek jaunoji karta dabar skaito, tarkim, spaudą, tuos rimtesnius straipsnius. Tai einam, bet kolega sufleruoja, einama į TikToką, čia yra baisu. Bet aš vis tiek neprarandu vilties, vėl grįždama prie tų pačių jaunų žmonių, kurie atėjo Alytui į mitingą. Aš mačiau jų akise tokį tikėjimą, kad jie vis dėlto pasiryžę, kaip sakyt, turinti savo nuomonę, jeigu tai pasakius. Aš tikrai manau, kad dalis galbūt buvo, manau, kad dalis jų buvo, galbūt mokytojas paliepė jiems ateiti. Matėsi tiem, kuriems neįdomu, jie iš karto ėjo iš to mitingo, bet matėsi tų, kurie tiki, kad jie stovi laisvo žodžio pusėn. Tai, man atrodo, pasikartosiu, mūsų kaip žiniasklaidos atstovų yra didžiulis darbas, didžiulis mums įpareigojimas, kad mūsų jauna karta ir kiti žmonės mumis tikėtų. Romai, jeigu demokratija iš lėto nyksta, kas pirmas turi tai pamatyti ir pasakyti? Aišku, kad mes. Tai yra sąžiningo žurnalisto pareiga kalbėti tai, ką mato, rašyti tai, ką mato. Nesutikčiau su to gąsdinimu, kad jaunimui rūpi tik TikTokas ir kad jį reikia sugrąžinti prie popierinio laikraščio, pabaksnuoti jį nosim ir jis atsivers ir toks politiškai aktyvus. Ne, tai mes turim nueiti į TikToką ir ten su juo bendrauti, jeigu jis yra ten. Ir lygiai taip pat turim neužleisti skaitytojų toms marginalioms jėgoms, kadangi
Šiuo metu mes jau nebeturim tiesos monopolio. Socialiniai tinklai sukūrė tokį pasaulį, kuriame bet kas gali tapti informacijos rengėjų, skleidėjų ir viskuo viename asmenyje. Romai, bet tai ateina su pasiekmėm. Ir Tu gauni tam socialiniame tas tinkle. pasiekmes dabar mes valgome. Tai aišku, būdamas tokio amžiaus jau per 50 metų, aš galiu sakyti, man dar užteks tų portalų likučių, kol jie visai nusibaigs, išeisiu į pensiją ir jūs gyvenkit kaip norit. Bet aš turiu vaikų, turėsiu anūkų greitai ir kažkaip nesinori jiem palikti tokio pasaulio, kuriame nieko panašaus į liberaliąją demokratiją jau nebus, kadangi atrodo labai paprasta. Tam filme irgi matėm, kaip žmonės, tie, kurie rinko Orbaną, patenkinti savo trinkelėmis, kad jiems nugrindė, labai primena Lietuvos provinciją beje irgi. Apie tas trinkelės ir europinius pinigus, pas mus irgi tos pačios lentelės kabos europiniais pinigais ir būtent tie merai, kurie labiausiai įleido šaknis ir įsitvirtina, puikiausiai moka ir tais europiniais pinigais pasinaudoti ir pateikti tai visuomeniai kaip savo nuopelnus. Bet taip kaip Orbanui parėjo viskas ir kaip dabar ten gyvenimas toli gražu nėra geresnis negu demokratinėse tos pačios vidurio Europos šalyse. PVM 27%. Jo, tai lygiai taip pat ir mums nužudžius demokratiją, liberaliąją demokratiją, nes jis kalba apie tai, kad šitam filme kalbėjo apie tai, kad pas juos kitokia, neliberali demokratija. Nužudžius liberaliąją demokratiją po tam tikro laiko tiems gyventojams, kurie sako, mes nesikišim į politiką, mums užtenka, mes galim ir taip sočiai gyventi, nedalyvaudami politikoje kartą per kažkiek metų, naidami, sumesdami už valdančią partiją biuletenius ir užtenka iš mūsų. Po kažkurio laiko jiem pareina pasiekmes. Kaip tam filme matėm, per algas mokytojams, per algas slaugytojams ir kitus, nes gavę absoliučią valdžią neatsispiria pagundai ir absoliučiai korupcijai. Kas įdomiausia, tas blogasis Briuselis galima bet kada išstoti iš ES, kiekviena šalis laisvai tai gali padaryti ir palikti visą blogį už savo nugaros, tačiau kažkaip niekas tai nedaro. Taip, Edvinai. Labas matyti, turiu gal tokį labiau retorinį klausimą. Aš suprantu, kad jūsų tai yra darbas, mes kiekvienas kaip pilietis irgi turim savo pareigą, vadinkim, prisidėti prie to, kas vyksta, netylėti ir panašiai. Bet kai iš principo yra tokie dalykai, kur tu daužai galvą į sieną ir ta siena kažkaip nepasimuša. Kaip nepavargti, ta prasme, kaip turėti tos kažkokios jėgos, nepamesti savo vertybių kažkokiu, nes labai dažnai matosi, kad žmonės galbūt ir tiki vienais dalykais, bet vis tik jų asmeninė pozicija kažkaip linksta, gal ne į tuos dalykus ir galiausiai užgožia, kad vis tik pameta tuos savo svarbius dalykus, bet eina link to, kas tiesiog matosi, kaip stipriai permuša žmonės tiesiog kažkokie pokyčiai. Kaip nepavargti? Kalbėti trumpai, nes mūsų laikas labai pabaigia. Aš tai siūlyčiau daužyti tą galvą į sieną toliau. Prie ko čia siena iš viso? Iš tikrųjų reikia suprasti, kad permainam reikia laiko. Kažkada buvo tokie laikai, kai paleidau istoriją apie tai, kaip darbo partija kalinių balsus supirkinėja, visi sakė, niekas nepasikeis, niekas nepasikeitė, darbo partija pateko į koaliciją. O kur dabar darbo partija? Jas nebėra, bet aišku, vakumą užpildė Remyga, kas yra ta blogoji pusė. Bet jo, permainos ateina su laiku. Reikia kantrybės ar anksčiau ar vėliau, jeigu galva pakankamai atidaužyta, tai grius ta siena. Čia mes matėm, kaip sunku, pavyzdžiui, Vengrijai, kai vis tiek protestais, aš iškai sutinku, jie išsikvėpia, tu negali kiekvieną dieną eiti, stovėti ir tavo tas stovėjimas neduoda visiškai jokios naudos. Ir tie žmonės, kurie čia parodyti, jiems matot, kaip yra sunku. Kai prasidėjo protestai dėl laisvo žodžio, mes galvojom, kiek čia ateis tų žmonių. Čia gal mums reikia 2 valandos prieš užsiimti ten prie scenos vietas, kad neteitų ten visi gražuliai ir taip toliau. Nes pietų pertrauko gal čia nedaug žmonių, gal teis kokie 1000 bus gerai, jei 2, tai tada bus super gerai.
Atėjo tūkstančiai žmonių, nes visiems skauda ir visi mato tai, ką mato mes. Tarpsime, kiekvienam skauda galbūt kitaip, ne dėl laisvo žodžio, vienam skauda dėl gujomo vaiko, kitam skauda dėl neteisingų sprendimų, kitam skauda dėl gynybos, kitam skauda dėl melo. Tas skausmas yra bendras ir labai gerai, kad atsitiko tie dideli protestai ir jie tik tai didėjo ir plėtėsi, bet ta smūginė jėga, kiek daug žmonių ir jų tik daugėja, jų nemažėja, jų daugėja. Rodo, kad yra didžiulis potencialas. Jeigu mes jo neišbarstysim ir jeigu reikės vėl stoti tuos protestus, ką jie ko gero sugrąžins tą patį įstatymą su Katinu kovo pradžioje, niekas nepasikeitė. Ta darbo grupė yra fikcija, ten niekas nevyksta. Ten yra šūdo malimas, tik tai be šūdmaiščio. Visiškai. Ir jeigu užteks žmonių, nebus taip šalta, ir jeigu bus viena didelė smūginė banga, aš manau, kad viskas turėtų eiti į gerąją pusę, bet viskas gali atsitikti taip, kaip čia. Tiesiog žmonės gali pavargti. O Katino kokia pozicija, gal žinau? Katinas už. Kaip Širinskai Katinas nori valdyti LRT. Aš labai trumpai, kadangi tikrai laikas senka, kaip Ilija sakė, kai Januolis klausė, kaip nepavargt. Aš turiu tik vieną patarimą, galbūt klaidingą. Kai žmogus daro tai, ko jis tiki, tai ir nepavargsta, kaip sakyti, ir daužo sieną, kai galva sieną, bet vis tiek kažkada jinai išdūžta. Reikia tikėti to, ko darai. Yra tam tikra pagunda atsitraukti nuo šitos valstybės, siekti autonomijos, pragyventi iš kažkokių savo veiklų, kurios visiškai nuo tos valstybės nepriklauso ir žiūrėti iš tolo, kas bus toliau. Bet iš tikrųjų tai mūsų valstybė, mes negalim jos atiduoti. Ir teks daužyti toliau. Ir jums, ir man. Aš dar norėčiau labai trumpai dar pasakyti prie to tikėjimo. Nes man atrodo ir valstybė laikosi ant tų žmonių, kurie turi tikėjimą tuo, ko jie daro. Ir kurie nepavargsta. Mes neturim tiesiog kito pasirinkimo. Mes neturim antros alternatyvos Lietuvos, į kurią galėtumėm pabėgti ir palaukti, kol šitie susidirbs visiškai. Ir dar labai svarbu, man atrodo, nebijoti ir kalbėti ir tikrai bendraminčių visada surasit. Tai čia vienas iš tokių turbūt esminių dalykų. Ačiū Jums šiandien, Deividas Jursevičius, Šarūnas Černiauskas, Alma Mosteikaitė, Romas Sadauskas ir aš Vilija Kvedaraitė. Ir nepamirškit laisvo žodžio, kurį galite pasiimti su savimi. Oi, Julija.